ir po viešo pasiūlymų pristatymų, reiškia, bus atsiųstas visa informacija, tiek šitie slaidai, tiek projektinių pasiūlymų medžiaga visiems suinteresuotiems ir uždavusiems klausimus. Taip, tai projektinius pasiūlymus parengė studija NIT, architektų studija NIT, ir aš, kaip minėjau, esu projekto vadovas, o Ignas Lesauskas ir Simonas yra architektai. Taip, trumpa bendroji informacija. Tai yra projektinių pasiūlymų rengimo užduotis gauta šių metų praeitą mėnesį, kad yra numatomas maitinimo paskirties pastatas Pavilnionių gatvė 55 Vilniuje statybos projektas. Trumpai gal aš jos visos neskaitysiu, bet jin yra pridedama prie projektinių pasiūlymų medžiagos. Tai trumpai tada apie situaciją. Objekto vieta yra šalia vakarinio aplinkelio Pavilnionių gatvės pietinėje sklypo dalyje, ribojasi su dideliu sklypu, kuriuo šiuo metu yra tiek pakankamai išvystyta infrastruktūra, ir sklypo šiaurinėje dalyje yra projektuojamas būtent šitas maitinimo paskirties pastatas. Pilnai teritorija yra išvystyta, jau šiuo metu galbūt šitoj skaidriai nesimato, bet jau yra įrengta ir pravažiavimo infrastruktūra, gatvės ir vakarinio aplinkelio visos prieigos ir privažiavimai. Taip pat yra iš rytinės gatvės pusės yra didžiulis sklypas, kuriame yra daugiabučiai gyvenamieji namų masyvas. Taip, tai statinio statybos vieta Pavilnionių gatvė 55 Vilniuje, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis yra kita. Žemės naudojimo būdas yra komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 2,7724 hektaro. Statinio naudojimo paskirtis projektuojama, tai yra maitinimo paskirties pastatas. Statinio kategorija neypatingasis. Nuosavybės teisė sklypas priklauso UAB Dakus. Projektavimo riba yra projektavimo apima žemės sklypo dalies ribas ir dalį gretimo šiaurinio sklypo esančio Girulių gatvė 40 Vilniuje, iš kurio savininko yra gautas sutikimas, jau čia buvo parašyta, bus gautas, bet yra jūs gautas sutikimas. Sklypas yra Perkūnkiemio mikrorajone, pastatas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, adresu Pavilnionių gatvė 55 Vilniuje. Pastatas bus aptarnaujamas iš sklype jau suprojektuoto ir įgyvendinto bendro sklypo poreikiams tarnaujančio pravažiavimo. Šiaurinėje sklypo dalyje sklypas ribojasi su privačiu komercinės paskirties sklypu. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su infrastruktūros paskirties sklypais. Pietinėje sklypo dalyje taip pat yra esamas statinių prekybos centras su jam reikalinga aptarnauti infrastruktūrą. Rytinėje dalyje stovi daugiabučiai gyvenamieji pastatai, o vakarinėje sklypo pusėje Vilniaus aplinkelis. Tai trumpai taip. Tai čia keletą nuotraukų iš esamos situacijos. Tas reiškia sklypo dalis, kur yra projektuojamas pastatas. Rytinės sklypos dalis, tai va tenais yra pravažiavimas, yra ribojamas pravažiavimo, už D kategorijos pravažiavimo, už jo yra daugiabučių namų masyvas. Čia nuotrauka iš kitos pusės. Matoma Maksimos ir daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, tai prekybos centro. Taip, projektiniai sprendiniai atitinka privalosiams projekto rengiamų dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos kraštovaizdžio, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Bendruoju planu nustatyti reglamentai. Užstatymo intensyvumas yra 2, užstatymo tankis 80, aukštingumas 35 metrai, aukštų skaičius 9. Taip, čia yra bendrojo plano ištrauka, patenka jų PAV 91 reglamentinė bendrojo plano teritorija. Taip, pastatas projektuojamas sklypo dalyje pažymėtoje 1A.
Tai reiktų pažymėti, kad tai yra teritorija, kurioje sklype rengiamas maitinimo paskirties pastatas, yra galiojantis teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas, inicijavimo pagrindų galiojantis detalusis planas. Tai yra pažymėtina, kad numatyta reglamentinė zona pažymėta 1A, teritorijos reglamentai naudojimo tipas paslaugų teritorija, komercinės paskirties teritorija, užstatymo intensyvumas leidžiamas iki 2, užstatymo tankis leidžiamas iki 70, aukštingumas reiškia 25,5 metro, absoliutinė altitudė 205,8. Aukštų leidžiamas kiekis šitoje reglamentinėje zonoje yra nuo 1 iki 5. Priklausomųjų želdynų teritorijos dalis yra 20%. Tai čia matot ištrauką iš teritorijos detaliojo plano sprendinių. Būtent šitoje vietoje yra 1A ir projektuojamas maitinimo paskirties pastatas. Tai trumpai tada sklypo plano sprendiniai. Projektuojamo pastato vieta, kaip ir minėjau, kad yra pilnai išvystyta visa infrastruktūra, yra prekybos centras pastatytas, yra susisiekimo komunikacijos riboja sklypą, yra D kategorijos gatvė rytinėje sklypo dalyje ir už jos yra Perkūnkiemio namų masyvas, daugiabučių namų, gyvenamųjų namų masyvas. Vakarinėje sklypo dalyje yra vakarinės aplinkelis ir šiaurinėje sklypo dalyje yra suprojektuotas žiedas, nuovaža nuo vakarinio aplinkelio ir jau nuo žiedo pasiskirstoma, reiškia, yra į pravažiavimą, tiek toliau į gyvenamųjų namų kvartalą. Taip, tai trumpai tada, kad yra sklypo dalis, kurioje projektuojama, tai yra ribojama, yra jau esamos automobilių stovėjimo aikštelės, kuri yra suprojektuota ir įrengta ankstesnių projektų. Pietinėje sklypo dalyje. Sklypo teritorijos plotas, kuriuome projektuojamas pastatas, yra 13,380 kvadratinių metrų arba 13,8 aro. Sklypo dalies užstatymo plotas yra projektuojamas 577 kvadratiniai metrai, užstatymo tankis yra šitos dalies būtent yra 41,9 procentai, užstatymo intensyvumas 0,28. Ir apželdinta sklypo dalis yra suprojektuota 20,20 procentinio punkto. Taip, tai trumpai reiškia, kad šiuo projektu numatoma perkelti esamą įvažiavimą ir automobilių stovėjimo sąskaitą ir jį perkeliant per beveik 10 metrų pietinė sklypo dalies ir esamos automobilių stovėjimo sąskaitos. Tada įrengiamos yra numatomos įrengti automobilių stovėjimo aikštelės reikalingos restorano veiklai eksploatuoti ir numatoma ratu eismo jungtis aplinkui pastatą, reiškia, kad suformuoti tiek eilę ir po to, kad būtų sklandus tiek įvažiavimas, tiek išvažiavimas, reiškia numatoma automobilių judėjimas aplink pastatą ir į būsimą pravažiavimą, kuris yra kaip ir šiuo metu, tik tai paslenkamas per 10 metrų pietinės sklypo sąskaitos daly. Tai va, tada šiuo projektu suprojektuotos yra 9 automobilių stovėjimo vietos, tai jos tenkina poreikį reikalingą šiuo metu suprojektuotam maitinimo paskirties pastatui. Taip pat yra su užsakovo aptarta, kad galima bus naudotis ir pietinėje sklypo dalyje esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Taip pat šio projektu yra suprojektuota neįgaliesiems automobilių stovėjimo vieta, prieimai, takai, prieigos prie pastato. Kadangi dalis išvažiavimo patenka į gretimą sklypą, tai yra šitoj vietoje šiaurinėje sklypo dalyje yra parodytas berods 107 kvadratinių metrų. Dabar patikslinsim, aišku, techninio projekto rengimo metu tiksliai kiek bus šiandien numatyta, bet yra numatoma išvažiavimas
į svetimo sklypo dalį, gautas yra kaimyno sutikimas, tie patys savininkai yra, tai ir eismas ratu ir tada taip pat dangos yra prijungiamos prie šio projektų suprojektuotų, ankstesnių projektų suprojektuotų pėsčiųjų dangų ir sklypo dalyje yra projektuojami 20% želdynai, tai yra šitoj vietoje, taip pat kažkiek tai yra šiaurinėje sklypo dalyje. Taip, trumpai tiek. Maitinimo paskirties pastatas restoranas. Projektuojamas naujas maitinimo paskirties statinys, vieno aukšto pastatas. Pagal pastato funkcinį sprendinį nuo bendro sklypo pravažiavimo nutiesiamas pastato poreikiams reikalingas pravažiavimas tęsiasi aplink pastatą. Tokiu būdu užtikrinamas greitas paruošto maisto perdavimas tiesiai automobilį. Sklypo inžinerinė infrastruktūra išvystyta, projektų taip pat sklype projektuojami nauji net sudėtingi želdiniai. Pravažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelė, takai bei inžineriniai tinklai. Neužstatytoje sklypo dalyje projektuojami takai, žalieji plotai, rekreacinės zonos bei mažoji architektūra. Taip, tai trumpai tiek. Projektuojama maitinimo paskirties pastatas. Dabar pati projektinė, reiškia, pastato sąranga. Projektuojamas maitinimo paskirties pastatas, stačiakampio plano formos, išraiškingas, gerai pažįstamas ir įsimenamas pastato forma tiek architektūra. Pastato išorės ir vidaus dizainas ir sprendiniai atitinka tipinio šio prekinio ženklo reikalavimus. Pastato pirmo aukšto grindų absoliutinė altitudė yra parinkta 185.10, pastato aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus lygio iki kraigo viršaus yra projektuojamas 6,52 m. Naujas maitinimo paskirties pastatas orientuotas atsižvelgiant į pasaulio šalis. Artimiausia aplinka parengta geriausia funkcinį ir vizualinį ryšį su gretima aplinka. Projektuojama maitinimo salė, maitinimo gamybos zona su sandėliavimo ir pagalbinėmis patalpomis bei darbuotojų bei lankytojų sanitarinės zonos. Lankytojų erdvė maitinimo salė suprojektuota pietinio statinio pusėje, maisto ruošimo ir pagalbinės patalpos šiaurinėje pastato dalyje. Patalpų eksplikacija pateikiama ir bendras pastato plotas yra suprojektuotas 385,23 kvadratinio metro. Taip, tai yra pastato pirmo aukšto planas, pietinėje sklypo dalyje, pietinėje pastato dalyje yra suprojektuota klientų salė, tada yra virtuvės patalpa, maisto ruošimas yra, atidavimo zona, pagalbinės patalpos reikalingos, reiškia, klientams aptarnauti VC, ŽN, žmonėms su negalia pritaikytas VC, tada yra šaldytuvų zona, buitinės patalpos darbuotojams ir apsaugos patalpa bei projektuojamas šilumos punkto patalpa iš lauko pusės. Įvadų kitos patalpos irgi numatytos tiesiai patenkant iš lauko pusės. Pagrindiniai patekimai yra numatyti 2. Trečias yra šiaurinės sklypo dalies numatomas yra techninis patekimas maisto padavimui. Trumpai, taip, tai yra stogo planas. Ant stogo numatomi šilumos siurbliai. Tai jau čia rezervavom vietą nemažai daliai. Taip, tada fasadai ir medžiagiškumas, tai yra galbūt tipinis šio prekinio ženklo, reiškia, fasadinis sprendinys. Numatomas tai yra aliuminio fasado sistemos, langinės sistemos, kompozito plokštės, parapetas skardinamas, tada numatomas cokolinis betono tinkas, reiškia, medžio imitacija, kaip galimos, tai yra stogeliai, šoninės, kampiniai elementai. Taip pat galėtų būti naudojamos cementinės fasado dailylentės, kaip ir prieš tai minėjau, aliuminio kompozito detalės yra galimų 3 spalvų. Medžiagiškumas numatomas ilgamžis medžiagos, kurios atspindi šio prekinio ženklo, reiškia, identitetą.
pastato pjūviai, tai su išoriniais elementais ir su išoriniam grotelėm aukščiausioje pastato dalis galėtų būti apie 7–7,5 metro. Tai reiškia pasistatytų įrengimai ir juos reiktų apdengti. Tai galimas šiuo metu projektiniuose pasiūlymuose numatytas aukštis yra 7,5 metrų. Atsižvelgiant į būsimus gabaritus šilumos siurblių, gali būti šis aukštis ir kisti, bet manau, kad metro ribose. Tai pastato bendrieji statinio rodikliai. Tai yra, gal aš visų neskaitysiu, bet kaip ir prieš tai minėjau, kad yra pastato bendras plotas 385 kvadratiniai metrai, pagrindinis plotas yra 294, antžeminės dalies turis 1515, pastato aukštų skaičius yra 1, pastato aukštis iki karnizo yra 652, bet pridėjus reiškia įrengimo aptverimą tai galimas yra iki 7,5. Energetinio naudingumo klasė A++, akustinio komforto klasė yra C, statinio atsparumo į ugnį laipsnis yra 2. Tada yra projektuojama kitos paskirties inžineriniai statiniai, tai aikštelės, yra praėjimai, takai ir inžinerinės komunikacijos. Taip, tai yra keletas vizualizacijų atspindinčių būsimą pastatą. Gal verta dar paminėti, užmiršau, kad yra šiuo projektu dar projektuojamas ir šalia pastato ir pilonas. Čia yra nuo žiedo, nuo šiaurinės sklypo dalies vizualizacija. Čia yra artima vizualizacija nuo atėjimo, nuo tarpinio pravažiavimo. Tai trumpai tiek tada apie projektinius pasiūlymus. Manau, kad verta paminėti galbūt, kad iki šių projektinių pasiūlymų viešinimo buvo išsiųsta registruoti laiškai kaimynams bei, reiškia, gretimų sklypų savininkams bei naudotojams. Tai bendroji sumoje gal virš 2000 laiškų išsiųsta buvo, tai iki viešinimo pradžios raštu kažkokių registruotų pastabų nesam gavę. Esam sulaukę bendrijos pirmininkės skambučio, tai pasišnekėjom praeitą savaitę ir kaip apsitarėm, reiškia, ten didžiausias buvo išsakyta mintis dėl būtent šito pravažiavimo galimo, tai mes tikrai jį bandom galvoti ir bandom spręsti kartu su užsakovu. Tai kad gal bus klausimų, tai gal juos tada tuo pačiu ir atsakysim. Gal tada aš pašėrinsiu sklypo planą, turbūt čia jame daugiausia bus. Tai gal tada prašom, jeigu turit klausimų, prašom visų po vieną. Na, tai jau yra šiek tiek tų klausimų, tai gal pradėkime tada nuo pat pradžių. Gerai, tai tu tada. Tai pirmas klausimas buvo dėl automobilių spūsčių, kurios jau šiuo metu susidaro, ar papildomas įvažiavimas į restoraną nepablogins situacijos? Tai, kaip ir sakiau, kad reiškia dabar šiuo metu yra perplanuojama su užsakovu, kaip tik mes šnekėjomės praeitą savaitę berods, perplanuojam, kad yra, turim pasisamdę kelininkus, kurie reiškia atskirai modeliuoja ir žiūri būsimų srautų ir galimus, įsivertinant esamus ir būsimus srautus. Tai reiškia, greičiausiai bus, nenoriu dar iki galo sakyti, nes dabar yra keletas variantų, kaip sprendžiam, bet tikrai šitą klausimą galvojam. Ir kaip vienas iš sprendimo būdų tai yra panaikinti esamus šlagbaumus, tiek ties įvažiavimu, tiek ties išvažiavimu, juos perkeliant tik tai į parkingo aikštelę, o šitą, reiškia, būsimą vidinį pravažiavimą, jį palikti visai atvirą srautams ir galimam pravažiavimui. Taip pat yra numatyta tik tai galbūt šitose vietose, kur yra
įvažiavimas, išvažiavimas ir būsimas išvažiavimas iš aikštelės, numatyti geltonus korius ar dažymą geltonom linijom, kad toje vietoje sustojimas arba stovėjimas būtų negalimas. Tai tikrai apie šitą klausimą jau svarstom ir techninio projekto rengimo metu bus galutinai išspręstas ir galutinai sumodeliuotas galimybė, kad reiškia atsižvelgti į šitas pastabas. Tai aš kaip ir pirmininkai sakiau, kad galėsim tada techninio projekto rengimo metu galutinai atsiųsti pasiūlymus ir atsiųsti techninio projekto konkrečius sprendinius, kaip tą dalyką įgyvendinsim. Tas klausimas yra, koks yra artimiausių gyvenamų, atstumas iki artimiausių gyvenamųjų namų. Tai už tą klausimą reikėtų turbūt netikslinti, o tiksliau, tam, kad jį atsakyti, reikėtų pamatuoti. Tai šiuo metu perkelkim dėl jį į galą ir aš tada atsakysiu į pabaigoje susitikimą. Gerai. Kaip užtikrinsite naktinį triukšmą žmonėms nuo veikiančių automobilių variklių? Geras klausimas, aš nežinau, naktimis, o kaip dabar užtikrinamas jisai, tai aš neįsivaizduoju. Tai turbūt neįsivaizduoju. Geras klausimas jo, bet kad galim ženklą pastatyti, kad stovėjimas galimas tik tai išjungus automobilių variklį. Turbūt, nes ar kaip ir kiemuose turbūt, aš nežinau, vis tiek yra kas šildosi automobiliuose, ar ten iš ryto įsijungęs automobilių stovėjimo aikštelėje, tai aš negaliu priversti, ar ten kažkur į gatvėje sustojęs įsijungs variklį, tai irgi, bet galima galbūt būtų tada bent jau prie būtent šito, reiškia, greito maitinimo restorano, tas 10 vietų pastatyti ženklą, kad išjungus variklį. Aš turbūt dar klausimas iš užsakovo, ar tas restoranas dirbs visą parą, ar tik tais, ten, tarkim, iki 10. Ar, nežinau, kažkokį tai periodą. Tai galima bus patikslinti tada šitą darbo laiką. Bet, čia, nežinau, ar to aikštelėje dabar kažkas tai čia įjungęs variklį būna, aš nežinau, net neįsivaizduoju. Tai būna važinėja pro ratų, pro žiedą visur, labai triukšminga. Tai darbo laiką reikia sumažinti iki 22 valandos. Aš taip įsivaizduoju, tai jo, bet čia, ar dabar važinėja, BMW važinėja, jo žinau. Tai jo, bet mes, aš to BMW turbūt mes, nei jūs, nei mes turbūt nesustabdysim, tai jeigu jisai... policija gali sustabdyti turbūt, bet mes galim nebent savo sklypo ribose, tai žiedas nepatenka į mūsų projektinius sprendinius. Tai tuo labiau, kad užsakovas iš vis įsipareigojęs yra čia įrengęs, reiškia, tą žiedą jau dabar vyksta turbūt perdavimas visos infrastruktūros, ten savivaldybė periminėja viena iš kitos, reiškia. Tai čia lyg ir kaip, aš suprantu jo, kad čia, bet galbūt tada galima būtų nedarbo metu uždaryti. Bet čia iš kitos pusės irgi norėjosi, kad buvo klausimas, kad palikti kuo atviresnį tą srautą, kad čia galima būtų pravažiuoti, o kad nesidarytų kamščiai. Taip, šlagbaumus panaikinti galima jo. Tai atsižvelgsim į šitą jūsų pastabą, kad šlagbaumus pastatyti galbūt tik tai aikštelėje, va čia viduje, o tą pravažiavimą palikti tokį laisvą tada. O mes, nežinau, čia su savivaldybė turi būti, reiktų tartis, kad kažkokius įdėti galbūt greičio ribotuvus horizontalius arba ten gulinti policininką, kad nes šitie BMW, tai ten turbūt visam mieste tas pats yra, tai ar naujamiestį, ar per Kunkiemį, tai jo, turbūt. O akustinė siena statysit tvorą kažkokią ten nuo mūsų? Ne, neplanuojam statyti. Nėra čia tokio srauto iš tikrųjų, kad čia būtų jisai didesnis kažkoks tai negu dabar yra, jisai padidės, bet neženkliai padidės. Ne tiek, kad reiktų ten akustinę kažkokią sieną čia riboti, ar tuo labiau, kad iki gyvenamųjų namų čia yra tas atstumas. 63 metrai dabar matau, tai yra apie 63 metrus.
Aha. Mažiau iki parkingo, jeigu ten nupiešti. Parkingo turbūt nežiūrim. Ta prasme, iki pravažiavimo, nuo sklypo ribos iki namų gyvenamųjų yra apie 60 metrų išmatavus. Žiūrėkit, pakėlęs ranką su į chatą tiesiog neleidžia parašyti. Turiu kelis dalykus, tai dėl McDonald's čia bus pastatytas, tai jisai tikrai dirbs greičiausia drive-inas visą parą. Tai mašinos jos bus veikiančios ir neslauks žmonės prie langelio pasimti maistą. Antras dalykas, ar statytojas bus tas pats, ar irgi taip pat neįpareigos viską pagal architektinį planą pastatą, nes 55 Pavilnionių prekybos centras šiai dienai užė nežmoniškai ventiliacijos sistemą. Kitas dalykas, plane yra nurodyta, kad ant stogo bus ažūrinė garso siena, kaip ir jūsų plane ant McDonald's. Ko nėra, nes jūs irgi parodėt nuotrauką pastato planą iš viršaus prekybos centro, kur matosi saulės jėgainės dabar pastatytos, o ventiliacija iki šiol nėra uždengta ažūrinė garso sienom ir dar iš šono išvesta ventiliacija ir kelia didelį triukšmą tiek į 53-51 namą ir visiškai yra nesprendžiamos problemos. Tai įdomu, kaip bus sutvarkomas McDonald's, ar irgi tik tai popieriui nubraižyta bus, neįgyvendinta niekas. Galiu atsakyti šitą klausimą iš karto, reiškia, nuo lapkričio 1 dienos, tai yra, kas yra šitam plane, tai taip turės ir įgyvendinta būti. Anksčiau buvo dar galima nedaryti kažkokių detalių arba mažosios kažkokios tai tipo grotelių neįrenginėti. Dabar nuo lapkričio 1 keičiasi įstatymas, kaip žinot, gal tenais, tai reiškia, esminiai statinio sprendiniai, tai yra viskas, kas apima būtent šituos planus. Tai reiškia, tos grotelės, kurios čia užimna, va čia dėl to ir parodėm maksimaliai. Gal jų tiek nereikės, bet šiuo metu mes darom ir jos turės būti, atsižvelgiant į skleidžiant būsimą kažkokį aparatą, kurie čia bus parinkti juos, tai mes privalėsim jas įrengti. Ir užsakovas turės užtikrinti, kad skleidžiamo garso lygis nebūtų didesnis negu leidžia normatyvas. Tai čia net nepriduosis pastato dabar šito. Nuo lapkričio 1 dar šitos reikalavimas dar labiau sugriežtėja. Tai galiu atsakyti. Gerai, klausimas, kaip bus su automobiliais, kurie stovės ir lauks McDrive užsakymų. Nes tai McDrive'as, visi McDonald'ai dirba tuo, kad taip, jie patys gal ir dirbs vidus, kad žmogus papultų iki 22 valandos, bet beveik visi dirba, kur galės atvažiuoti. Tai McDonald's, kaip žinom, yra labai populiarus, ko pasekoje naktį visi važiuoja, aišku, visiems tai yra patogu, bet ten kaip minimum stovės McDrive pastovi apie 10 mašinų su užkurtais varikliais. Ir tikrai turėsim tų paminėtų BMW, kurių varikliai, ta prasme, leis garsą, ne varikliai, duslintuvai išpjaustyti. Tai kaip jūs įspręsit šitą reikalą, kur nesenai atrodo pastatytas gyvenamasis namas žmonėm, ramybė dabar atsiranda jam pramoga klausyti paturbintų mašinų. Tai reiškia, tada reikia pagalvoti apie kažkokį tai garso triukšmo modeliavimo pasižiūrėti būtinybę ar kažkaip atriboti šitą, jeigu tikrai taip reiškia, jūs galvojat, kad galbūt kažkokie tai kelio gulintys policininkai padėtų išspręsti, nežinau, nes turbūt nėra smagu su jokia mašina. Ne apie gulinčius policininkus šnekam, aš šneku apie tai, kad ar jūs niekada nesat buvę McDrive, nesat pasiėmę per langelį maistą. Tai jūs stovit ir, ta prasme, automobilių. Čia, ta prasme, būtų kaip pavyzdys Hesburger, ten jie neturi tiek klientūros. McDonald's jisai pastovi turi klientūros. Dieną naktį. Tai, ta prasme, kad bus didžiulis triukšmas, tai bus. Tada vėlgi, kaip bus prižiūrima teritorija, pavyzdžiui, sniego valymas. Ar vėl reikės linksmintis visiems namo gyventojams, visų namų, kai prekybos centro, nes prekybos centras tas pats bus savininkas šito, franšizės šitos. Ar jisai irgi valys sniegą, pavyzdžiui, naktį su bobketais atvažiavęs, kur bobketai jungdami atbulinį turi saugos garsą ir tai bus nusišvilpant visų aplinkinių namų gyventojų. Ar vėlgi darbai bus vykdomi, kai, pavyzdžiui, dabar buvo praeitą savaitę atvažiuota reklamą kabinti su kranu,
kur kranas dirbo 11:30 nakties, jisai nusprendė lauko reklamą patvarkyti. Aš suprantu, kad ten stovi automatika elektros ir jie kitų metų negalėjo, bet tai kodėl turi kentėti aplinkiniai namų gyventojai dėl šito viso prekybos centro. Ir kodėl yra, pavyzdžiui, keičiami planai, nes, pavyzdžiui, kada buvo prekybos centras pranešama, buvo ir pranešta, kad bus KFC maitinimo įstaiga, kur jinai neturi, pavyzdžiui, to drive'o vadinamo ir neturi tiek klientūros. Ir dabar atsiranda žmonės kaip ir sutinka, dabar atsiranda kitas dalykas. Tai kas dar gali kisti šituose visuose reikaluose? Nes ta prasme, kai jūs šnekat apie žiedą, apie infrastruktūrą, jos ten yra. Ten žmonės gatvėje stato mašinas, infrastruktūra ten yra nulinė. Ten yra vienintelis geras dalykas, tai atvažiuoti nuo aplinkelio. Bet toliau žiedas, tai jisai yra, juokingas. Ta prasme, srautas bus labai didžiulis. Mes šnekam apie greito maitinimo įstaigą, kur žmonės pasirenka atvažiuoti pasiimti maistą. Tai srautas, kai jūs sakot, kad tikrai nepadidės, būkim bėdini, bet teisingi, bet nejuokaukim. Ta prasme, galim kartu žiūrėti. Ne, aš sakau, kad padidės. Nuvažiuojam prie vieno McDonald'o naktį, prie kito ir pamatysim, koks yra nežmoniškas srautas generuojamas. Ukmergės gatvėje, pavyzdžiui, yra kamštis pastovus prie McDonald'o McDrive'ą. Tai man įdomu, kaip spręsim, nes dabar tik tai girdim atsakymus, gal bus, gal nebus. Kažkaip konkretumo nėra šituose visuose reikaluose, nes vėl yra nukeliami tokie, gal padarysim ir ko pasiekoje gyventojai aplinkiniai kenčia. Aš suprantu, kad mūsų, kaip čia pasakyti, bendruomenė gal netokia aktyvi buvo, bet jau bendruomenė pavargo nuo viso to, pavyzdžiui, ir prekybos centro. Nes ar jūs esat matavę po prekybos centro, kokį triukšmą patiria žmonės, dabar, kai anksčiau buvo vientisa gatvė nuo aplinkelio, o dabar jie po langais gavo savo sankryžas su šviesoforu ir koks ten yra triukšmas, ten yra viršijantis decibelus, ten kenkia sveikatai žmonėm. Tai aš atsiprašau, kuris triukšmas? Sankryžos. Ta prasme, dabar yra pastatyta sankryža su šviesoforais prie prekybos centro apačioj, prie 51 namo. Ten yra dabar nežmoniškas pastovus triukšmas. Vien nuo mašinų. Nes ten yra kamščiai. Tai paaiškinkit, kaip jūs sprendžiat tokius sprendimus, sprendžiat, kad yra infrastruktūra išvystyta, kai jos nėra. Kur jūs matote? Ar jūs esat gyvai buvę? Ar jūs esat pamatavę srautą automobilių? Žiūrėkit, bet ne mes šitągi priiminėjame įstatymus. Tai dabar infrastruktūros klientas, reiškia užsakovas, bet kuris norėdamas pastatyti pastatą, jisai moka infrastruktūros mokestį. Ir savivaldybė įsipareigojusi už tą infrastruktūros mokestį, reiškia, tvarkyti gatves, statyti šviesoforus, skaičiuoti srautą ir pasakyti, ar ten po langais, reiškia, jums stovės 18 mašinų, ar nestovės iš vis nei viena mašina. Tai čiagi ne būtent šito prekybos centras įtakojo, kad ten atsirastų kažkur šviesoforas. Supratau dabar tokį dalyką, kad minimalus keliukai atrodo normalus ir savivaldybė ir yra nesuvokiamas dalykas, koks yra srautas generuojamas didžiulis. Tai ta prasme, aš suprantu, kad jūs irgi nieko negalite atsakyti šitą temą, nes jūs esate teisus, nes tai yra savivaldybės. Atsakymas turi būti. Jo, tai aš manau, kad iš tikrųjų, tai ar ten kažkuris sankryža naujai įrengta, jinai sugeneruoja ten didesnį šitą automobilių, stovinčių automobilių srautą, reiškia. Galimai, aš negaliu atsakyti tą. Nes mes iš viso, mes esame riboti šituo klausimu, mes sakau, kad dabar bandom išspręsti tą taip, labiau lokaliai šitoj sklypo daly, kuri yra būtent susijusi labiau galbūt su šituo žieduku, su tuo dabartiniu esamu pravažiavimu, kuris yra dabar šlagbaumais atribotas. Tai irgi tenais, manęs savivaldybė klausia, ar sako, ne shortcutins šianais, ar jie nevažinės va šianais per šitą pravažiavimą. Sakau, galimai, taip gali būti. Gali, aišku, atsitikti. Tai jau dabar tai vyksta, faktiškai. Tai va tada. Ar mes šituos perkeldami jūsų galbūt prašymų, ar ten jūsų bendrijos prašymų, perkeldami šitos šlagbaumus, atlaisvindami šitą pravažiavimą, nepabloginsim situacijos. Tai nežinau aš šitoje vietoje. Bet jis bus laisvesnis, taip. Faktas, kad jis bus atlaisvėjęs šitas pravažiavimas. Bet kokiu atveju.
Supratau, gerai, dėkui. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad kada yra pasakojama apie projektus ir apie McDonald'ą šnekam, nes tai yra McDonald'as, reikia žinoti, kad jisai turi McDrive'ą ir reikia žinoti, kad jisai beveik visi dirba visą parą, nes mums pasakoti, kad tai jo greičiausiai dirbs iki 10, tai iki 10 jisai dirbs kiekvieną mėnesį po atidarymo, nors srautas sugeneruota, tai yra biznis, tai yra normalu, kad jisai pradės dirbti 24 valandas per parą. Tai va, gerai, dėkui už atsakymus, gerą vakarą. Aš galėsiu patikslinti, pasakysim, reiškia, galėsiu pas klientą paklausti, koks planuojamas darbo laikas yra. Tai atrašysim tada jums. Matot, planuojamas darbo laikas kliento. Klientas irgi planavo, kad 55 bus pastatas, prekybos centras, jisai bus prekybos paskirties, o ne tampa po kažkurio laiko pramogų paskirties, kur vėlgi yra generuojama ženkliai didesnis srautas žmonių ir architektūriniam plane yra šitas ženkliai mažesnis skaičius, kiek žmonių būna. Tai vėlgi, vėlgi šnekam apie tą patį dalyką, kad dabar yra numatyta taip, po mėnesio bus kitaip. Tai vat. Bet čia turbūt galbūt ta pati rinka šitą sako, kas turėtų būti. Nes, kažkaip matyti, ant Ermitažas nepasiteisino, tai ne šiaip sau išėjo. Bet žmonėm buvo pranešta, kad tai bus prekybos paskirtis, o dabar yra pakeisti pramogų. Tai vėlgi, tai sakau, čia mes bergžiai iš tikrųjų šnekam, nes šitas net pristatymas yra tiesiog post factum parodoma, kad žiūrėkit, žmonės bus ir čia bus srautas. Jeigu taip, kaip žinot, žinių portalai rašo antraštę ir turi būti tikroji antraštė, tai šito susitikimo reikėtų tiesiai šviesiai šnekėti. Tai bus McDonald's, dirbs 24 valandas per parą, bus triukšmas automobilių, nes bus McDrive'as ir, sėkmės. Tai dėkui jums už pristatymą. Ačiū jums už klausimus. Tai tada eina čia projekto pakeitimas, tikrai KFC turėjo būti čia dabar drive'as. Tai akustinė siena būtinai statysit. Tada tektų susiskaičiuoti, reiškia, akustinį modeliavimą įvertinti ir jos būtinumą turėtumėm pagrįsti skaičiavimais. Dėl akustinės sienos galima taip atsakyti. Padarys tą komisiją NVSPL, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras, mums matavo tos. Tai dabar padidės 8 decibelų iki 85. Kad tą būtinumą, tai gal aš galiu atsakyti irgi tada, kad tai yra sumodeliavus, reiškia, garso triukšmo srautą, būsimą įvertinus ant stogo būsimų įrengimų bei automobilių keliamą triukšmą, galima būtų tada įvertinti konkrečiai. Tai galima tada būtų tą ir pasidaryti, atlikus garso triukšmo modeliavimą. O dėl to, ką jūsų tenais kaimynas ir sakė, kad dėl prekybos centro ar kur keliamo triukšmo, tai negaliu atsakyti už klientą ar ten tuos savininkus, kas tai negaliu. Turbūt reikėtų paminėti, kad ir prekybos centras, jisai nėra tapęs kažkokios kitos paskirties, jis vis dar yra dokumentuose prekybos centras, o KFC, tas, kuriam buvo išduotas statybos leidimas, jisai buvo lygiai taip pat projektuotas su drive-inu. Tai, kad srautas mažesnis, tai nekeičia fakto, kad kitas brandas, tai vis tiek jis yra su drive-inu. Bet jūs suprantat, kad šalia gyvenamieji namai ir mes savininkai tos žemės. Taip, puikiai suprantam. Dėl to ir pakvietėm jūs, kad mes norim kažkaip tai atvirai visą šitą dalyką pasakyti, kad dabar buvo KFC, kažkada tai pasikeitė kliento, reiškia, užduotis ir dabar projektuojamas yra McDonald's tipo restoranas. Tai kaip jūsų kaimynas gerai ir sakė, kad aš nemeluojam šitoje vietoje, tikrai, kad taip yra. Tai čia akustinė būtinai, žinokit, nes kaip prie depo pastatyti akustinį sieną, Salomėjos ir Vitrungės gatvė ir ten puikiai gyvena depo su tais kaimynais. Įvertinsim po skaičiavimų, manau, kad gali būti, kad ir atsiras tada. Turėtumėm čia dar paminėti, kad reiškia, prie šitų projektinių pasiūlymų teikiant viešinimui galima įvertinti ir akustinės sienos atsiradimą. Taip, supratau.
prie statinių, papildomų statinių, tada nuo gyvenamosios teritorijos, kad galimas atsiradimas ir akustinės sienos tada. Klausimas, kurioje vietoje tą sieną būtų tikslingiau statyti, nes jinai irgi garsą sulaiko tik tais tam tikru kampu sklindantį. Tai jeigu šiuo metu didžiausias triukšmas yra nuo gatvės, nuo aplinkelio, nuo nežinau, nuo šito pravažiavimo. Aplinkelis turi savo akustinę sieną. Tai, aplinkelis turi savo. Jo, tai ten aš sakau, čia yra sekantis etapas, mes užfiksuojam tada šitą pasiūlymą ir atsižvelgiant į šitą pasiūlymą bus sumodeliuotas tada, reiškia. Sakau, ten reikia padaryti modeliavimą, garso modeliavimą yra atskirą su savo skleidimu, reiškia, nuo šito pastato, pasižiūrėsim, kokio atstumo yra tas namas, kokiu kampu stovės ir viskas. Tai čia labai paprastai yra. Ir namas jau privatus dalykas. Nes žmonės į mašiną važinėja su vežimėliu, su vaikais. Taip. Tas sklypas yra didžiulis jisai, ten yra 16 daugiabučių stovi. Tai nėra jisai, kad vienam priklausantis. Ten yra 2600 bendrasavininkų. Ir tai toliau einant turbūt per klausimus, jau dalį iš jų, kas liečia vėdinimą, kvapus ir triukšmą atsakymą, tiksliau praėjome, kurie iš jų kartojasi. Tai apie kvapus nieko neatsakėt? Jo, tai aš noriu tada gal paminėsim, kad yra McDonald'o, reiškia, restorano tipo, jie visi prieš išmetant kvapus yra statomas kvapų filtras, ultragarsinis dabar berods arba deginantis patį kvapą, tai išleidžiamas kvapas tikrai neviršyje. Tai norminių higienos reikalavimų. Tai yra kvapas sudeginamas iki jam išeinant iš pastato. Mikrodalelės yra deginamos arba ultragarsu, arba ten yra specialūs filtrai, kurie kvapą naikina. Tai prieš išleidžiant iš pastato, iš sistemos vėdinimo. Tai bus šitas filtras ir šitam pastate irgi bus įtrauktas į projektą ir pastatytas ir įrengtas. Ačiū. Turėjot klausimų užduoti, tai užduokit. Labadiena, aš čia mačiau, kad labadiena, Perkūnkiemio bendruomenė, galvojau, kad ilgai čia diskusija tęsis, tai uždaviau klausimus ir raštu. Man pagrindinis vis tiek lieka klausimas, ar ne, 10 metrų pasislinkimas, nuovažos, ar ne, perkelimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia esamo sklypo, kuris jau esamo pastato sklypo dalies, kuri jau funkcionuoja, sumažinami tam tikri rodikliai. Tai yra stovėjimo aikštelių, tai yra parkingo skaičius ir želdinių skaičius. Esamo jau funkcionuojamo, ar ne? Tai kiek skaičiuoja sumažėja parkingų ir želdinių skaičius paslinkiant 10 metrų tą atstumą? Sumažėja, Ignai, gal tu atsakyk aš? Jo, gal aš atsakysiu. Tai su parkingu, tai detalūs skaičiavimai yra pateikiami projektinių pasiūlymų byloje, tai jeigu atsidarysite Vilniaus nuorodą, tai juos rasite, bet taip trumpai turbūt atsakant, tai pagal numatytus reikalavimus, tai prekybinio pastato parkavimo vietų yra įrengta ar 13, ar ten 10 vietų per daug. Tai reiškia, kad yra šiek tiek mažinama, atsisakoma tų parkavimo vietų, papildomai įrengiamos 9 parkavimo vietos ir galutinėme rezultate tiek naujam pastatui, tiek esamam pastatui pagal nustatytą reglamento poreikį parkavimo vietų užtenka. Dėl želdynų situacija yra tokia, kad užsakovas su savivaldybė yra pasirašęs kompensavimo sutartį ir tai reiškia, kad šitas sklypas šiuo metu suprojektuojant tiek McDonald'ą, tiek anksčiau, jisai nepraėjo tų 20%, dėl to buvo nupirkti 2 sklypai, jie sujungti ir perduoti savivaldybės naudojimui.
Tai želdynai yra želdynų dalys, kurios yra suprojektuotos sklype, plus kompensavimo sutartimi taip suskaičiuojama yra 20%. Tai mūsų sklypo dalyje yra vis tiek išlaikomas tas 20%, bet tam, kad atitikti viso sklypo reikalavimus, tai, sakau, dabar neatsimenu, reikėtų pasitikslinti, kuriais metais, turbūt, kai buvo rengiamas prekybos centro projektas. Aš žinau, Girulių 23 šio, sakykime, Dakos vystytojo dėka mes turim želdinių skverą Girulių 23. Taip. Tai aš galiu tiesiog patikslinti, kuris sklypas ir kuris jau yra veikiantis. Tiesiog aš norėjau aiškiai irgi, kad išgirstų žmonės ir nebūtų per tokių ateityje klausimų, kaip susidengia želdiniai ir net tas plotas, nes tai akivaizdu, gal man akivaizdu, gal kitiems neakivaizdu, tiesiog norėjau garsiai ir tą paviešinti ir garsiai pasakyti. O su parkingais, tai tiesiog šiai dienai nežinau, nežinot, automobilių srautai yra dideli, parkavimo po šitą aikštelę, kuri yra prie, kaip ten skaitosi, antras aukštas, kaip skaičiuoja, įvažiavimas būtent nuo žiedo. Viršutinė, taip. Taip, jisai yra, penktadienio vakarais, šeštadienio vakarais atsidarius ypatingai arenai 360, tai yra jau šiai dienai nebepravažiuojama. Tai todėl gyventojų keliami klausimai yra labai svarbus ir džiugu, kad jūs jau sprendžiate ir užkardus darote būtent tose vietose, bet vis tiek man neramu yra dėl projektuojamos tos gatvelės pravažiuojamo pločio ir spindulių. Kodėl neramu? Neramu tai, kad yra tranzitinė gatvelė išvažiavimui į vakarinę aplinkelį link Ukmergės. Tai irgi srautas yra, taip pat bus į Maximas srautas ir bus į šitą projektuojamą pastatą. O jūs dar projektuojate būtent tą kelių, čia sakė, 10-12 parkavimo. 9. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu automobilis parkuosis ir toj gatvėje bus didelis kamštis. Tai, parkuosis, tai žinot, ką reiškia parkuotis. Tai vat ir keleto. Ir todėl, kodėl klausiu, kokio pločio yra būtent ta gatvė planuojama. 7 metrų projektuojama. Vidinis pravažiavimas yra projektuojamas 7 metrų. O spinduliai? Spinduliai yra 6 metrų. Po 6 metrus, jo. Šiuo metu jūs turite 5, tai yra didinami iki 6. Taip. O tokiai gatveliai šiaip užtektų, kiek žinau, 3 metrų. Tai čia irgi, gaunasi, kad ir ten yra papildomi tiesiog žingsniai daromi tam, kad padidinti pravažumą. Tai reiškia, kad mašinas patogiau įsuktų, greičiau galėtų pravažiuoti ir kažkaip tai bandom kompensuoti tą. Šiai dienai tas 5 esamas spindulys, nežinau, pastebėjot, nepastebėjot, yra būtent nuvažinėta, nuprozinta, nudaužyta viskas. Tai čia apie 5, aš nežinau, kodėl savivaldybės priimtas toks sprendimas, bet netgi ir 6, sakyčiau, spindulys šiuo atveju yra per mažas, kai bus tikrai didelis srautas šiai dienai, o bus dar didesnis. Tai aišku, savivaldybė gal neleis didesnio negu 6 jums leisti spindulio, bet net siūlyčiau gal ir truputėlį didesnį daryti. Dėl būtent pravažumo. Aš čia kalbu dėl pravažumo būtent. Aš suprantu šitą. Tai yra kelininkai, kurie paskaičiuos šitą, nes yra atskirų projektų, būtent yra tas patraukimas, nes čia yra tiek vakariniai sklypo daly, tiek rytiniai sklypo daly yra jau ta vadinama gatvės teritorija. Tai yra nebe mūsų statytojo, bet tie įvažiavimai yra savivaldybės atsakomybei. Tai ir ten ir derinsim tuos visus radiusus iki galo, bet dabar projektuose pasiūlymuose mes padidinam, iš tikrųjų, ką Ignas ir sako. Tuo labiau, kad ir šita gatvelė užtektų jos pravažiavimo yra 5,5 metro, tai mes ją dar po 1,5 metro dar paplatinam būtent pietinio parkavimo sąskaitą. Tai bandom maksimaliai, kad reiškia išnaudoti tą, kaip jūs ir sakėte, tai mes atsižvelgiam į tas pastabas ir lygiai tas pats su tuo šlagbaumų iškelimu, kad, reiškia, bandysim tada padaryti čia į tą įvažiavimą, čia dar siūlymas yra tik tai vieną įvažiavimą į pačią aikštelę, su greitu nuskaitimu ir tada bus vienas išvažiavimas irgi iš šitos viršutinės aikštelės irgi.
suribotas. Bet čia irgi dar atskirai dabar deriname su tie, kas eksploatuoja tą aikštelę, kas prižiūri šlagbaumus, tai su jais dar šnekamės ir bandysim iki galo, ten sakau, artimiausių metų išsispręsti. Tai kaip aš ir telefonus sakiau jums, tai galima bus dar tada, reiškia, sekančio etapo rengimo metu galėsim tada susiderinti, atsiųsti sprendinius, peržiūrėti iki galo jums tada. Puiku, o galėtumėt pristatyti daugiau, papasakoti apie mažą architektūrą, želdinius, nes tai irgi yra labai svarbu bendruomeniai, nes tai praeinama vieta. Daugiau papasakot. Trumpai tada, čia gal matosi vizualiai, ne? Reiškia. Jo, tai yra, McDonald's yra toks jau, kaip ir pačiam brandbukai įrašyta, reiškia, kad yra privaloma įrengti tiek mažąją architektūrą, tiek dabar pas mus projektai irgi tai yra želdynų zona, kuri yra irgi pritaikoma žmonėms, ne mašinoms vis dėlto. Tai tas artimiausia aplinka yra pritaikyta patekimui neįgaliesiems, pritaikyta su vežimėliais privažiavimui, tiek mamoms, tiek neįgaliesiems yra prieimai visi suorganizuoti, yra suprojektuoti ir bus įrengti lauko baldai, su atsisėdimo, reiškia, su stoginiam galbūt atskirom. Mes realiai tai nusimatom didesnę tą sklypo plano dalį ties pietiniu įėjimu, kurioje numatom aikštelę būsimai mažai architektūrai. Tai ten jinai dabar yra papildyta, galbūt ten tokie maži kvadratėliai sklypo plane, bet reiškia, va čia matosi. Bet šiuo metu yra 4-6 didžiuliai stalai, su stoginio bus yra sklypo pietinėje dalyje ties pagrindinio įėjimo į pastatą. Tada yra sodinami, reiškia, dabar tas irgi Vilniaus miestas prašo 3 pakopių želdynų, tai reiškia, kad yra žolė, krūmai ir medžiai, tai mes šituo projektu irgi numatom, kad tai turėtų atsirasti tiek žolės, tiek krūmų, tiek medžių, akcentiniai medžiai. Numatėme šitoj rytinėje sklypo dalyje nuo gyvenamosios pusės masyvo, o krūmynai yra ties praėjimu, čia ties bendruoju taku tokiu, kuris čia suprojektuotas rytinėje sklypo dalyje, irgi yra numatytas apželdint krūmais ir sustatyti apšvietimą. Ir tai, tokia koncepcija šiai dienai yra. Ačiū, man viskas aišku, tai lauksim labai galutinį sprendinių, kai susisiekimo specialistai jums pateiks. O apšvietimas dar, irgi jau galvota apie apšvietimą čia? Jo, taip, apšvietimas irgi perimetrų yra numatomas apšvietimas tiek teritorijos, tai yra vertintinas yra ir esamas apšvietimas, jisai dalis stulpų persikels reiškia, į saleles naujai projektuojamas, kurie dabar atsiras, va čia būtent vienas kitas yra, tai jie persikels truputėlį toliau, bet taip pat yra mūsų, reiškia, teritorijoje projektuojamas yra apšvietimo stulpai, bei, reiškia, želdynų takų praėjimo apšvietimas irgi, kad nebūtų taip, kad naktį vyraus tamsa, tai tiek nuo pastato bus teritorija apšviesta ir bus saugu prieiti. Ties medžiais galbūt ir dekoratyvinis kažkoks taip apšvietimas turėtų atsirasti. Taip. O kaip suprantu, naktinis apšvietimas irgi bus vertintas, kai jau nebedarbo, nes kaip matau, nebus visą parą veikiantis, tai naktį bus prigesinta, nebus tas stiprus apšvietimas. Ne, tai dabar yra ir sąlygose įrašyta ir projektą derinant, kad tas yra, taip vadinamas, yra vizualus triukšmas, tai yra tas reklamų ir fasado apšvietimas, tai jisai turi arba būti prigesinamas, nublankti iki kažkokios tai ribos, kad jisai neakintų artimiausios gyvenamos aplinkos. Tai čia yra privalomas jau. Tai ačiū, man atsakyti visus klausimus. Lauksim tolimesnių sprendinių. Ignai, ar yra dar klausimų?
Ne, man atrodo, kiek aš peržiūrėjau, tai nebent kažką esu praleidęs, yra keli pastebėjimai, kad kai kurie žmonės nematė vizualizacijose, pasigėdo želdinių. Perkūnkiemio bendruomenė siūlo darbo laiką daryti nuo 7 iki 11 valandos vakaro, nes šalia yra gyvenamasis kvartalas. Prašo, kad būtų būtina akustinė tvora 4-6 metrų aukščio. Ant stogo šilumos siurbliai irgi turėtų turėti akustinį barjerą ir išmetimas turėtų būti numatomas į vakarinį aplinkelį. Toliau... Tai gerai, čia aš manau, kad atsižvelgti tikrai galima iš šitas pastabas ir pastebėjimus. Tai... Kaip ir atsakyti visi klausimai, tai raštų klausimų nebuvo gauta iki pristatymo, kuriuos būtų galima šiuo metu aptarti. Tai reiškia, kad viskas, visus klausimus, kuriuos mes esame gavę iš kaimynų, tai yra aptarti šio susitikimo metu ir juos turėtumėm pateikti atsakymus. Tai, nežinau, galim dar porą minučių palaukti, jeigu kažkas tai netyčia turėtų, nes susirinkimą pradėjome po 5:07 minutės, tai galbūt dar 7 minutės kokias palaukiam ir bus galima tada užbaigti. Manau, kad taip. Nežinau, reiškia, reiktų fiksuoti, kiek ten buvo susirinkusiųjų, tai maksimalus tas skaičius, man atrodo, 13 nebuvo. 16 aš vienu metu buvau užfiksavęs, užsiregistravusių yra tik 10, tai dar kartą primenu, tas, kas nesate užsiregistravęs, tai užsiregistruokite, nes kitu atveju negausite ataskaitos ir susitikimo protokolo, nes jūsų kontaktų mes neturėsime. Tai kol dar vyksta susitikimas, prašau užsiregistruoti, jeigu dar kažkas tai to esate nepadaręs. Verta paminėti, kad vaizdo įrašas bus talpintas ir saugomas tiek savivaldybės puslapyje, tiek nuoroda, turbūt Ignas pasidalins vėliau prie projektinių pasiūlymų medžiagos. Įrašas, jo.
Tai Ignai, manau, kad galim fiksuoti, kad yra viešo projektinių pasiūlymų pristatymo pabaiga. Ir jau turbūt praėjo daugiau negu valanda laiko, kad visuomenė tinkamai supažindinta su projektiniais pasiūlymais. Ir atsakius į klausimus, išsiuntinėsim, reiškia, motyvuotus atsakymus per tam nustatytą laiką. Protokolą surašysim per 3 darbo dienas po šio susirinkimo pabaigos. Atsakymus suinteresuotiems asmenims ir savivaldybei išsiųsime per nustatytą laiką. Berods 5 darbo dienos yra. Ir fiksuojam, kad susirinkimas baigtas. Ir ačiū visiems dalyvavusiems. Gražaus vakaro tada ir iki greito pasimatymo. Ačiū visiems dalyvavusiems ir iki.